Kas yra tuštybė? Tuštybė yra visa tai, kuo mes tuščiai gyvenam. Kam skiriam dėmesio tuštiem dalykam? Kuo mes tuščiai rūpinamės? Kiek daug tuščių dalykų mes darom? Kiek daug laiko tuščiai išvaistome? Kiek daug dėl tuščių dalykų pergyvenam, nervuojame, sukam galvą iš tikrųjų. Šitą reikia sunaikinti, tai bus labai rimtas dalykas. Ekleziasto knyga kalba apie tuštybės, labai daug, kaip tos tuštybės atrodo. Pažiūrėkime antrą skyrių, pavyzdžiui, Ekleziasto. Pirma eilutė sako ir antra eilutė. Tariau savo širdyje, dabar išbandysiu tave linksmumu, todėl džiaukis malonumais. Bet tai yra tuštybė. Visi tie žemiški malonumai, ten, tai kelionės, tai kokie baliukai, tai kažkokie draugai, tai kažkokie, tokie nesas žmogus menkniekiais džiaugiasi kaip mažas vaikas barškaliukais. Sako, tai yra tuštybė. Apie juoką pasakiau, žmonės mėgsta, aišku, tai juokus pasilinksminti, kad tai būtų linksma pajuokauti humorą. Apie juoką pasakiau kvailystė, o apie linksmybės, kokia iš jų nauda? Kalba Saliamonas. Pažiūrėkime, nuo 4 iki 11 eilutės, dar apie tuštybę rašo toliau. Antras skyrius Ekleziasto nuo 4 iki 11 eilutės sako, aš ėmiausi didelių darbų. Žmogus labai gyvenime daug darbų daro, tą reikia padaryti, tą pasistatyti, sutvarkyti daug darbų. Sako. Ir Saliamonas sako, aš ėmiausi daug didelių darbų, pasistačiau namų, užsivysiu vynogynų, sodų, parkų, prisisodinau juos įvairiausių vaismedžių, pasidariau tvenkinių ir jų vandenių laisčiau miško medžius, pirkau vergų ir vergių, turėjau savo namuose gimusių vergų, laikiau didelės bandas galvijų ir avių, didesnės negu prieš mane gyvenusių dievų avių. Aš įsigijau sidabrą, aukso ir kitų turtų iš karalių ir kraštų, pasirūpinau giesmininkų ir giesmininkių, to, ką mėgsta žmonių sūnus, įvairiausių muzikos instrumentų. Aš tapau didis ir išgarsėjau labiau už visus prieš mane gyvenusius Jeruzalėje, mano išmintis pasiliko su manim. Ko mano akis geidė, nieko jums neatsakiau, nedrodžiu savo širdžiai, jokios linksmybės. Mano širdis džiaugiasi mano darbais ir tai buvo atlyginimas už mano triūsą. Aš pažiūrėjau visus savo darbus ir triūsą ir štai viskas buvo tuštybė ir vėjo gaudymas. Iš to nebuvo jokios naudos pasaulyje. Išgarsėti tap didis. Žmogus kaip nori išgarsėti tap kažko, kiekvienas nori būti kažko, nors kažko pranašesnis, gabesnis už kitus, nors kažkurios srity. Jis siekia daug, daro kažką, geriau, kad paprasčiausiai. Siekia linksmintis, kuo akis geidė, nori įsigyti. Sako, Saliamonas, visa tai yra tuštybė. Viskas tuštybė, žiūrėkit. 17 eilutė, sako, tam pačiam skyriui. Aš žinau nekęsti gyvenimą. Man nepatiko, kas darosi pasaulyje, nes viskas yra tuštybė ir vėjo gaudymas. Man, kad gyvenime žmogui duota tos tuštybės, jis kažkaip pasineša į tą tuštybę, užsimiršta, užsvaigsta ir gyvena kaip, sakykime, apsvaigęs, negirtas, bet apsvaigęs vienodai. Jis nesuvokia, negalvoja, tai eina tokiais niekais užsiima. Žiūrėkim, tai ką tada daryti? Tai kur esmė yra? Kur kreipti savo dėmesį? Kas netuštybė? Sako Ekleziasto 12 skyrius. 12 skyrius, 13-14 eilutės. Ekleziasto 12 skyrius, paskutinis. 13-14 eilutės, paskutinės 2 eilutės. Paklausykime, kokią galima padaryti išvadą. Bijok Dievo ir vykdyk jo įsakymus, nes tai yra viskas kiekvienam žmogui, nes Dievas teis visus darbus ir visus paslėptus dalykus, gerus ir blogus. Štai kur esmė yra.